Laisvą akimirką rašiau dienoraštį. Rašiau labai nepalankiomis sąlygomis. Perskaityti Pašalaičiui būtų sudėtinga. O viliuosi, kad kada nors tą norės paskaityti ir mano vaikai, o ir jų vaikai. Perspausdinau nieko netaisydamas. Nepamenu kiek. Nemažai mūsų buvo. Bet kai nuvykom į Norilską, paaiškėjo, kad jie jau neįleis į archyvą dirbti. Nu ir ką dabar su manim daryti? Tai visi turi kažkokias pareigas ir panašiai. Ten pagrindinis variklis visako ir žinovas, ir iniciatorius Romas. Ta trečioji ekspedicija jau buvo kaip ir seka 89 ir 90 metų, kadangi jau per tas pirmasias, per tuos 2 metus jau visą laiką rinkdavom tą medžiagą, užeidavom į Norilsko kraštotyros muziejų, kur ten kūrėsi memorialo, reiškia jau organizacijos pradžia. Ir ten gyveno Latvis likęs nuo tremties laikų, reiškia labai daug žinantis ir Norilsko ten įvairiuose darbovietėse dirbęs, tuo metu jau pensijų buvęs Vilis Traubergsas, jisai irgi taip pasakodavo ir patardavo, kaip organizuoti ir kur kreiptis ir kur statyti tą vadinamą memorialą Norilske. Tai tas memorialas jau buvo taip aptartas ir kad geriausia vieta būtų ten, kur buvo 7. lageris, kur buvo atvežti iš Pabaltijo ir lietuviai, ir latviai, ir estai. Ir iš viso buvo atvežta apie 1000 Baltijos kariuomenės karininkų. Išlikusiuose dokumentuose rašoma, kad Juchnovo lagerio viršininkas, valstybės saugumo leitenantas Kijus, priėmė 256 areštuotus buvusius Lietuvos armijos karininkus. Į lagerį taip pat atvežta apie 500 latvių ir 200 estų karininkų ir kitų laipsnių karių. Ir dar, kaip jie pasakoja, dar buvo iš kitų valstybių, iš Lenkijos nemažai, po 39 metų suimtų ir išsiųstų kariškių. Ir taip pat buvo netgi toks įdomus faktas, kad reiškia iš Ispanijos, Jugoslavijos, Rumunijos, Vengrijos komunistai buvo suimti, kadangi Stalino buvo tokia valia. Kalinti Norilske, tai labai įvairiai. Buvo varomi į darbus. Pavyzdžiui, kasė, tengi, kur tai 2,5 metro įšalo žemė. Tai kasė pamatus dujų kokso fabrikui, kapojo. Tai 42 balandžio, man atrodo, 9 dienos nutarimu buvo paskirtos bausmės 100 Lietuvos kariuomenės karininkų žuvusių Norilsko lageryje ir 99, kurie sugebėjo išgyventi, grįžti į Lietuvą. 199 vienos dienos nutarimu. Tai čia nebuvo jokio teismo, nors to ypatingo nutarimo visose karininkų bylose yra nedidelis lapelis, kurioje vienoj pusėje parašyta, kas čia per karininkas ir maždaug kokie kaltinimai, o kitoj pusėje tiesiog paskirta bausmė kalėjimo nuo 5 iki 10 metų. 1953 m. gegužės 26 d. sargybos viršininkas iš automato apšaudė 5-ojo lagerio gyvenamojoje zonoje prie barako stovinčius kalinius. Kelis nušovė, vieną sužeidė. Pasipiktinę kaliniai sukilo. Visas lageris streikuoja, neina savaitę laiko į darbą, neina, jos tenais jau bando jau ten vieną kitą nušauti, tenais gazdinti, o jie
užsibarikadavo, neina į darbą ir visą tai organizuoja lietuviai. Reiškia lietuviai, tremtiniai, karininkai, kurie ten, tai tada mums Latvijai tie vyresnieji ir estai sako, čia sako, sukilimą organizavo lietuviai, Norilske, tai sako ir memorialą, bet sako, lietuviai organizuoja atvažiavę iš Lietuvos. Numalšinus sukilimą, tarp 1000 aktyviausių jo dalyvių, išskirstytų į kitas kalinimo vietas, buvo 82 lietuviai. 91 vykome jau į Norilską, Baltijos valstybių kariuomenių karininkams paminklą. Tai ten skaitom, kad tokį lyg ir memorialą vidury trikampė piramidė, kurios 3 šonai, vienas Latvijai, kitas Estijai, trečias Lietuvai. O laikas taip pašėlusiai bėga. Rodos patampėme valandėlę skaldą, o jau ir 17. Na ir aš tiesiog pasisiūliau, kad aš galėčiau mūryti piramidę, ten tą trišonę. Vienas šonas latviam, lietuviam. Ir mūrėjau, ten tas dėdukas. Vakarais tai būdavo labai įdomu, ten kokie žmonės atvažiuodavo, bet to iš tos bendros ekspedicijos dalis jų, tarp mūsų lietuvių berods tik vienas buvo, kuris ten, teisingiau jo tėtis ten kalės. Ir Latvijos estais po kryžių statė, medinį ten gal 6 metrų, o mes koplytstulpį, nes, galvojom, kad reikia, kad įsiskirtų, kad nebūtų visi vienodi. Lietuvoje tie koplytstulpiai gal ne ką mažiau paplitę, pas Latvijos estus, tai ten nelabai tokie, kažką tokio išskirtinesnio. Veik visą dieną dirbome prie paminklo. Atvežė rastus, užvirė darbas. Mūsiškiai savo medelį užsikėlė į statomą namą. Lietus neužlis. Ten, kadangi yra tundra, tai ten tų medžių principė nėra. Tai bet palei Lamos ežerą kažkoks yra kaip mikroklimatas, tenai tie maumedžiai prie kažkokio tai palei vandenį juostai netoli vandens, jie ten auga, tokie didesni. Tai plaukiam apie 100 kilometrų su kateriu ten ar su kažkokiu laiveliu. Pjovėm tos medžius netoli kranto, tai jie to kateriu ištempė jau iki vandens, surišam ir parplukdėme į Norilską. 3 didžiulius rastus. Tai aš ten pirmą kartą ir prisiliečiau prie medžio, nes ten dirbo 4 skulptoriai pamainom. Dieną, naktį, nors nakties beveik kaip ir nebuvo, ten tos baltos naktis. Tai aš prisigretindavau, kai ką jie man leisdavo, kokią detalę pagražinti. Ir va šitaip užsikabinau. Ir pats tapau vėliau dievdirbiu. Lietus nulijo ir palaistė mūsų kūnus kaži kokią tai šlikštynę. Pasmirdo siera. Kaminai nenutrūkstamai nuodija visa, kas gyva. Dūmai pakimba virš mūsų, uždengia saulei veidą, apglėbia kalnus ir nepaleidžia, kol sujunda vėjas ir nukreipia šleifą miesto link. Kadangi ten yra už poliarinio rato, tai vasarą tas dienos praškai saulė nusileido ir jau vėl pradeda kilti. Tai tik pritemsta ir vėl, kaip sakant, švieso. Taip, kad ten naktį tik sunkiau gal dėl to, kad ten Norilske tas pramoninis, kaip sakant, daug tų gamyklų ir jie ten viską kasa, tos kasyklos ten, nežinau, tie fabrikai, dūmai labai eidavo naktį į mūsų pusę, kaip tik aikštelės, tai tokie rūgštus gerklė perštėdavo ir visi kaltai, tik palieki, žiūri, jau aprūdyja. Lietutis, tiksliau, kažkaip naktį jau tai vos palinoja, jau kaltai žiūri, visi jau rūdimą užsinešė. Tai tokios sąlygos. Patikslinus ištremtųjų karininkų sąrašus, Vytauto Zabielsko rūpesčių buvo pagamintos memorialinės lentos su visų Norilske kalėjusių ir žuvusių kariškių inicialais. Man teko tą užduotis atlieti lentas su 140
trupučių pavardžių tų, kurie žuvo Norilsko lageryje, o tai buvo ant pagrindinės piramidės, o latviai ir estai pastatė po medinį kryžių iš maumedžio aukštą. Mūsų vyrai padarė koplytstulpį, tai ant koplytstulpio sudėjom lentas su pavardėmis tų, kurie turėjo laimę grįžti iš Norilsko lagerio. 1991 metais iš Lietuvos vyko 50 giminių, giminaičių ir kitų žmonių statyti to memorialą ir tos yra pavardės ir lietuvių ir latvių yra ekspedicijų narių pavardės. Latvių irgi vyko 49 žmonės, o estų 25 žmonės vyko. Bet iš Latvių buvo 2 kariškiai, kurie ten ir tarnavo ir jau vyresnio amžiaus jie važiavo. Ir ten mes dirbam ir jie mums pasakoja, kaip čia viskas buvo. Čia tas buvo, čia tas, čia tas. Grįžo į Lietuvą, kurie grįžo, jiems buvo draudžiama bendrauti, bet jie bendraudavo. Tai vat Vytauto Jasulaičio, kur mes kūrėm tą sąjungą tėvas, pulkininkas Vincas Jasulaitis, 2 artilerijos pulko vadas. Tai jie rinkdavosi Kaune. Dienos bėga kaip laikrodžio sekundinė rodyklė. Čia kyli, o čia jau ir vėl guli. Vis nauji įspūdžiai nebespėja susigulėti. Kasyklos, tokie šlakai, purvas, dulkių, prisėdant iš tų kaminų. Eini va gatvė Norilsko, guli, miega, girtas negyvas žmogus. Tai aš dar net negražiai draugui padaviau, sakau, tu pagrįžk ir nufotografuok, kaip visą tai atrodo, parodytum, kam nieks nepatikėtų. Jeigu ne tie namai, kažkokie daugiabučiai, tai kaip Marse, mėnulį kaip kokiam, žinokite. Nusiaupta gamta viskas. Man jie kaip skėriai va. Užeina. O štai prie šachtų suvokiau, pajutau. Ledas, purvas, teškantis kažkur vanduo, šalčiu ir drėgme dvelkia urvai, milžiniški surūdyje ratai, tarsi gyvybės siūlą vynioja kanatą, tai viršun, tai apačion, su tais, kurie gal grįš, o gal ir ne. Ne. Jis jau surūdijo, bet tyla nepamiršo, kas čia buvo. Pavyzdžiui, tarkim, matai kitoj vietoj karceris iš plieno. Taigi ten toks klimatas, užšalčiai kokie, tokia lieta žmogžudystė žmonių. Iš šachtų nieks jų ten nelaidojo, pasirodo tuo šlaitu, tiesiog va iš šachtos ir nustumdavo. Tie patys sibiriečiai, jie net nežinojo, kad ten kažkur 500 000 žmonių, įvairių tautų. Mūsų tie medžio drožėjai iš Kauno, jaunimas, drožė koplytstulpį, drožė kryžius visus. Kada palyginom aikštelę, pasirodė žmonių kaulai, pasirodė labai gražus šviesaus vyro skalpas, viską. Tai padarėm nedidelį karstuką ir Šmito kalno įkalnėje iškasėm duobę, kasiau tą duobę, kažkas baisaus. Įšalas, molis, uolienos, žodžiu, pusę dienos mes gal kokio metro duobelę iškasėm, kad galėtume į tą karstuką. Iš tundros prieš šitą viską atsivežėm velėnų ir padengėm taką iš Šmito kalną iki to karstelio ir truputį viršijo. Paskutinę parą jau visi 4 nemiegoja, koplytstulpis jau stovėjo, bet dar ten reikėjo apskardinti. Mes ten kaip dirbom, tai apačiai matom, jau ateina procesija, ten gal už 2 kilometrų kokių. Matosi, tokie su vėliavom eina, tai dar gan tolokai, o mes dar tas stogelį dar
bandom, taip sakant, užbaigti, nes tai paskui, kai ateisiu šventyti, jau čia jau ten reikia ir kopėčias nuimti, viską jau ten. Nu tai gal prieš kokį pusvalandį spėjom ten jau, sakant. Žinau, kad Mindaugas dar kalė, ten nepatogiai pasilipęs, kaip sakant, ta paskutinė ten vinį, savo per piršto žodžią, toks tai, balsas tyruose toksai skausman nuskambėjo. Nu. Rugpjūčio 10 dieną iš Norilsko viešbučio, kur mes gyvenam, ten mūsų gyveno apie 120 žmonių ir kunigai tame tarpe, su vėliavomis Lietuvos, Latvijos ir Estijos leido per visą miestą eiti centrinę gatvę, po to nusukam, reiškia, link Šmito kalno ir tos 3 kilometrus atėjom, tai Norilsko miesto gyventojai tiesiog žiūrėjo pro balkonus vos neiškrisdami, bet kad eiti ar bijojo, ar kažkas tai. Norilske nėra jokios šventos vietos, tai jau dar mums esant, dar netidengus, jaunavedžiai eidavo prie to, neždavo gėlės. Ir visi norilskiečiai su 3 nemažiau gėlėm, o ten, reiškia, gėlės atskraidina iš pietų, jos brangios, su 3 gėlėm, kad padėt visose 3 šonuose. Labai gražus pasisakymas mūsų monsinjoro Alfonso Svarinsko. Nu, labai tvarkingai, labai gražiai praėjo tas. Ir kas svarbiausia, kad išvakarėse buvo lietus. Žmona kalbėjo su monsinjoru, kaip bus, kad lyja, ką darysim. Jis labai gražiai pasakė, kai darai gerus darbus, tai ir Dievas padeda. Ryte sikėlėm, lyja. Ir kol ėjom iki tos vietos, visą laiką lyjo. Prasidėjus mūsų tam minėjimui, prasisklaidė debesys, prasižvietė, kaip stebuklas. Žvakės visos sudegė iki dugno. Reiškia, antrą dieną atsisveikėdami norėjom uždegti žvakę, buvo toks vėjas, kad negalėjom nei vieno žvakės. O to minėjimo metu jokio vėjo, ramuma. Šiuo metu matosi iš kosmoso puikiausiai, kaip atrodo šis memorialas ir šalia matosi daug pastatytų kitų kryžių, kitų atminimo ženklų ten ir ukrainiečių, ir žydų, ir lenkų. Čia dabar tapo kaip ir viso Norilsko miesto tokia, memorialo aikštė, kur jau ten prisiminti tie žmonės. Mudu su Bruno staiga nutarėme kopti kalnan. Aišku, užkopėme. Ir nusileidome. Ir tarsi viskas tvarkoje būtų, bet sieloje lyg ir ne taip viskas. Daug labai prifotografavau. Ir staiga randam, ar Brunas, ar aš neatsimenu, reiškia, matyt, medinis buvęs barakas sudegęs ir tiesiog kaip kryžius. Da kažkokie cvekai, gelžgaliai. Jis jį pasiėmė, aš jį nufotografavau ant to kalno, ten kaip tik tolumoje tie kaminai, dūmai plaukia ten. Tai Algirdas paima tą kryžių, ten dar spygliuotos vielos nuo lagerio likę ir jis sukomponavo tas rankas ir sukomponavo tų žmonių kančią ten. Jis toks, žinokit, stiprus ir išraiškingas. Bet čia buvo kaip tarsi ir bendras kūrinys, bet žinoma, kad pagrindė Algirdas. O baigėsi tuo, kad jo artimieji pareikalavo iš namų, kad dingtų tas kryžius. Negalėjo artimieji miegoti. Štai kokia jėga. Tai aš sakau, jis man pabėdavo, sakau, aš priimsiu, sakau, man atstos visą ekspoziciją pokario kančio žmonių, tremtinių ir kitų. Ten ir pakabinės visus sukrečia. Man kilo tokia mintis, kad reikia pastatyti paminklą mūsų karininkams čia, Lietuvoje žuvusiems.
Tai aš daugiau negu 3 metus vaikščiau Vilniuje, nuo savivaldybės iki krašto apsaugos ministerijos, taip ir nesirado Vilniuje vietelės. Tada kreipėmės į Kauno savivaldybę. Kauno savivaldybė visiškai kitas požiūris. Gavome vietą Aukštųjų Šančių karių kapinėse ir akcentas Vyčio kryžius gale. Ir tose stelose abiejose pusėse surašytos karininkų pavardės. Vėl ta pati rikiuotė: tikrosios tarnybos karininkai, atsargos karininkai, pasipriešinimo kovų dalyviai ir nacistinės okupacijos.